Sveiki, Teneretreks. Na ką, pradėsiu antrą kelionę, šiek tiek linksmesnę, bandysiu pasiekti Lazdijus. Ir nustačiau per Google Maps, kad važiuoju į Lazdijus, pro Kazlų Rūdą ir kad eisiu pėsčiomis. Tai tikiuosi, kad mes kažkokius miško takelius ir pažiūrėsim, ką ten rasim. Tai tiek trumpai, pabandysiu pafilmuoti gamtos. Nežinau, kaip seksis technikos, dar kaip ir neturiu labai daug filmavimui, reikės tuo pasirūpinti. O dabar pasigrožėkit ir geros dienos ir su Velykom ate. Pirmas sustojimas. Važiuoju tokia danga, tokia kaip smėliukas. Labai purus ir stengiuosi važiuoti antru, trečiu bėgiu, dažniau trečiu ir tik pajaučiu, kad metą duodu gazą. Tai jaučiu, kad natūraliai taip gaunasi, tai džiaugiuosi to, nes toks biškį lipimas per save, atrodo, jau norisi stabdyti, kai metą, bet užsuki gazo ir motociklas susitvarko su viskuo. Ištempia priekį. Tai naudoju kol kas Google Maps'ą. Nusistačiau, kad einu peškom į Kazlų Rūdą ir kol kas džiugina mane šitas keliukas, gamta, tyla. Aišku, čia aš vienintelis toks kenkėjas šito. Dar reikia perprašyti šitą sportą. Bet motociklų tai labai patenkintas. Nežinau, šį 1000 turbūt reikia ramiau važiuoti ir stengiuosi ten iki 5-6 tūkstančių daugiau nekelt apsukų. Tai dar mačiau, kad čia galima pasireguliuoti amortizatorius. Tai truputėlį turbūt reikia pabandyti, ką čia daro. SH, turbūt soft ir hard. Aš net nežinau, gal pabandom soft. Pažiūrėt, kas čia bus. Takšt. Toks takšt yra. Sukasi iki takšt. Pažiūrėsim, ar paminkšties. Nes šiaip danga tai tokia nėra, kad daug duobių ar kažko tokia minkštesnė. Tai manau, kad gal kaip tik harto dar reikia. Nežinau, žodžiu. Jei kas žino, tai parašykit ar softą. Tai kągi, pagaliau atvykau į Lazdijų rajonėlį, čia tamta. Visur tokia nepaliesta, aplink jokių žmonių. Tuščia, ramu. Sudrumsčiau ramybę, nežinau, čia ar 2 garniai, ar 2 gervės išskrido, išvijau. Gaila, negaliu dar taip filmuoti. Nefilmuoju nuo šalmo. Pasiėmiau submariną Circle K ir atvažiavau. Gervės klykauja, šilta, oras tobulas. Tiesiog ramybė. Virš galvos man skraido gervė. Tai va dėl to adventure tipo motociklai yra pasaka. O dabar reikėjo susidėlioti maršrutą. Tai pirma klaida, kad pasiklioviau Maps'u ir tikėjausi, kad padarys darbą už mane. Tai daugiau taip nedarysiu. Dabar prieš kelionę reikės pasidėlioti visus punktus, visus posūkius, visus takelius, kad išvengti asfalto, nes dabar kokie 100% jaučiu važiuoju asfaltu. Dar daugiau turbūt,
Tai pati pradžia buvo smagi iki Kazlų Rūdos, žvyras, smėliukas, miškai, labai smagu buvo. O paskui prasidėjo asfaltas su retkarčiais, kurių pats sugalvodavau nusukti. Tai išsuku, pavažiuoju kažkiek, Mapsas grąžino mane link pagrindinio kelio, vėl išsuku, vėl pavažiuoju kažkiek. Buvo gražių kelių, žolė ir taip šviežiai nuguldyta pievutė. Tai tokiais važiavau. Taip smagu, nes tikrai daug motociklistų sutikau. Pakalbėjau su vienu vyruku, kuris netoli manęs gyveno, tai irgi pakvietė kartu pasivažinėti, parodė dar kelias trasas, kurias jis važiuoja. Tai reikės išbandyti. Žinom, kad tikrai vytis kažką yra pavojinga. Ir važiuoji su kažkuo daugiau, tai tiesiog susižymė taškus, kur stojat, kad nereiktų gazuoti visiems, kiekvieną savo tempu. Ten pusvalandis, valanda sustoji, pailsi, apsitari, toliau judi. Tai tokio principo, manau, reikės ir laikytis. Truputėlį pasimėgauju dar, pasidarau maršrutėlį atgal, važiuosiu, aplankysiu močiutę, nes ir judėsiu link Kauno. War on war, dust and dust, flesh and blood on me. 7 vakaro, saulė dar šiek tiek pakilus ir dilema, ar čia bandyti mišku važiuoti namo, ar jau asfaltu. Bet dar galvoju, gal bandysiu mišku, nes Kazlų Rūdos miškai, tai čia jau meka. Sąnarį šiek tiek skauda, bet batai tai atrodo truputėlį prasilankstė. Jau net galėčiau kamuolį paspardyti, anksčiau vaikščiau toks kaip medis, susivedu, bandau vyti, labai neina pafilmuot man čia, bet gal užkėlėtis. Tai tiek.